Sveiki, hebrytė! Paskutiniu metu esu gavęs iš jūsų kelis komentarus apie tuos japoniškus, kaip jūs pavadinot, triperius, kur filmavau Toyotas, Lexusus. Tai paprašyti, kad daugiau filmuočiau jums jūsų pamėgtų brandų, tai ten Audi, Bemsus, Mersus. Tai šiandienos test drive kaip tik vienas iš vokiečių trejetuko. Sutikite, BMW 5 serijos. Prieš mus šiandien BMW G30 kėbulė, variacija 530e. Tai reiškia, kad pas mus vėl yra hybridas. Šitas kėbulas buvo gaminamas nuo 2017 metų iki 2023. 2020 išėjo faceliftas, kur smarkiai pasikeitė ir priekinė, ir galinė optika, kas tikrai labai pagražino automobilį. Nors man, pavyzdžiui, patinka priefaiso. Kaip jau suprat, pas mus automobilis priefaisinis, neužteko tik tai 1 metų. Čia yra 2019 metų modelis. Tai, kaip jau sakiau, man, pavyzdžiui, labiau patinka gal priefaiso snukis, nes čia pas mus yra tokia standartinė BMW optika su angelaisais. O facelifte jau atsirado tokias juostelės. Galas, pasakyčiau, pas faceliftą gražesnis. Šiaip hybridinės BMW versijos trupučiukas skiriasi nuo paprastų benzininių. Yra keli dalykai, kurių tikrai nesutiksi paprastam benzininiam arba dizeliniam BMW'se. Tai pavyzdžiui, čia mes matom grotelės, kur viduje yra mėlynos juostelės. Ir tai parodo, kad pas mus yra hybridas. Taip pat dar ant galinio sparno mes turim tokį normalų blendą e-drive. Šiaip aš biškį nesuprantu, kodėl visi autobrandai bando taip atskirti savo elektrinės arba savo hybridinės versijas nuo paprastų. Ir pavyzdžiui, šitą blendą ant galinio sparno tai man tikrai nepatinka. Nu, kažkaip nei čia kietai, kad pas tave e-drive ant galinio sparno taip priklijuotas, nei kažką, nu, nesuprantu. Kur pavyzdžiui dar sekančiam 5 kartos kėbulė išvyščio tokia didelė kinietiška pitakas priklijuotas. Na, įdomus sprendimas dizaino. Iš galo tai pas mus klasiškai, standartinė, graži BMW. Tikriausiai čia kol kas yra paskutinis toksai gražus kėbulas, kur pas mus tokia klasiška BMW išvaizda. Nu, pažiūrėkit, į tas linijas, lempas, piktos, gražus dvigubas išmetimas. Čia dar automobilis pas mus M pakete su tokiu gražu spoileriuku. Nu, tiesiog pasaka, kur pavyzdžiui nauji BMW'ai jau atrodo kaip kažkokie korėjiečiai. Čia gražu. Lendam pasižiūrėsim, ką gerą mes turim čia po kapotu. Klasiškai, kaip F serijos automobilis, reikia 2 kartus patraukti už rankenėlės ir čia jau mes jokios rankenėlės neturim. Taip pat kaip F serijos pitakė turim didelį kapotą ir nesvarstant to, kad indeksas pas mus 530 ir turėtų stovėti 3 litrų 6 cilų variklis, mes turim mažą 4 cilų 2 litrį motoriuką. Variklio indeksas yra B46 ir jūs man galite čia pradėti sakyti, kad aš jums meluoju, kad realybėje stovi B8. Tai kuo skiriasi KEM 6 nuo KEM 8 variklio? Nieko. KEM 6 tai yra low emission versija KEM 8 variklio. Ir kadangi Amerikoje su ekologija biški rimtesnės normos, tai teko pagerinti ekologiją KEM 8 varikliui ir tą variklį su pagerinta ekologija pavadino KEM 6. Hybridinė sistema čia yra padaryta labai įdomiai. Elektrinis variklis randasi tarp variklio ir dėžės, tai per viduriuką. Ir taip pat už variklio, ta prasme, variklio gale yra ir grandinės. Šitas variklis yra labai smarkiai perdirbtas. Nu, mes žinom, kad N20 dviritis variklis nelabai geras ir tikrai anksti genda, kas 100 000 pareina grandinės, kas 130 000 pareina įdeklai. Čia viskas tai ištaisyta. Nors grandinės randasi gale, o ne prieki kaip N20, grandinės važiuoja iki 200 000, kas tikrai labai džiugina, kad nereikia taip dažnai kaitalioti tų grandinių. Jeigu pažiūrėsim biškį giliau į šitą patkapotkę, mes pamatysim 2 fryzų bakelius. Kodėl taip?
O viskas labai paprasta. Čia kažkodėl padaryti yra du kontūrai. Pas mus įsiurbimas nešaldomas oro kuleriu, o šaldomas antifrizo kuleriu. Ir tas kuleris turi savo atskirą sistemą. Tai mes turim vandens sistemą varikliui ir vandens sistemą įsiurbimui. Dėl to du bakeliai, dvigubas kontūras. Nors šitas variklis tikrai labai perdirbtas ir neturi tų niuansų, kuriuos turėjo N20, vis tiek savo kažkokios niuansus jisai turi. Tai yra tokia labai dažna problema, kad vanusas genda, būtent perjungimas jo. Ir yra dar toksai bairis, kur dažnai servisuose jau iš anksto pradeda keisti. Po 75 000 plyšta skilinėja didelis toksai storas vienas antifrizo šlangas. Nieko rimto, tiesiog reikia žinot, nes būtų labai nemalonu kažkur išvykti toliau į kažkokią tolimą kelionę ir tiesiog prarast visą antifrizą. Automobilis sveria truputį virš tonnos 700 kg ir bėgėjasi už 9 sekundės iki 100. Bet čia tik tai ant elektros. Ant benzo jisai tai padaro už 6,2 sekundės. Kas tokiam dideliam sedanui yra normaliai. Šiandienos normom normaliai. Faceliftas tai padaro čiūčiut greičiau, per 5 ir 8 sekundės, bet skirtumas be čipo ne kažkoks. Elektrinis variklis pas mus išduoda 85 kW, benzininis variklis išduoda 135 kW. Tada mes paimam įdomią hibridinę matematiką, kur suma biški praranda savo kilovatų ir gaunam sumoj 185 kW. Tai va, 185 kW pabėgėja šitą automobilį už 6 su kažkiek sekundžių, bet kiek žiūrėjau saituose, kurie užsiminėja automobilio programavimu, ten su lengvu čipuku išsisuka apie 250 kW, kas tikrai labai nemažai. Ir su 250 kW šitas automobilis jau pradėtų labai neblogai bėgėtis. Ar įmanoma tiek daug atsukti iš šito varikliuko saugiai? Aš šito jums nepasakysiu, šiaip skaičius 205 kW mane biški taip atrodo nerealiai, bet tikriausiai žmonės, kurie užsijema programavimu šito automobiliu, truputį daugiau žino apie tai negu aš. BMW hibridinė sistema man patinka daug labiau negu tų pačių Toyota hibridinė sistema. Kodėl? To aš jums paduosiu kelis faktus. Tai pirmas faktas. Pavyzdžiui, mes važiuojam su Toyota ir vien ant elektros mes galim važiuoti tik tai iki 40 km/h greičiu. Jeigu mes bėgėjomės truputį greičiau negu kokiam kilu, tai pas mus išsijungia pilna elektra, pasijungia variklis ir jau važiuojam tik tai hibridu. BEMSas tai gali daryti iki 140 km. Tai jūs įsivaizduokit, jūs galite ramiai savo trasę aplinkeliu važiuoti 100 vien ant elektros arba išvažiuoti į magistralį važiuoti 130 vien ant elektros. Iš vis nepajungia benzininio variklio. Kietai. Dar vienas dalykas, tai kad dauguma Toyotų yra ne plugino. Mes neturim elektrinių numerių, mes negalim važinėti elektriniam juostom, mes negalim parkuotis vidury miesto ir dėti automobilį į pakrovėją. Čia mes turim kaip tik plugino pakrovėją, priekiniam kairiam sparne. Ir vien ant elektros šitas automobilis gali pravažiuoti kažkur 45-50 km. Galėjo pravažiuoti su nauja baterija. Dabar ant automobilio virš 100 000 ridos ir baterijos, kaip jūs žino, turi tokią dalyką, kad jie su laiku pradeda prarasti savo talpą. Tai šitas automobilis, kalbėjau su savininku, dabar gali pravažiuoti kažkur 25-30 km vien ant elektros. Pasikrauna dabar jisai kažkur už 2 valandas, jeigu pastatyti tiesiog į pakrovėją į normalų, kur mieste stovi ne iš rozetės, o iš normalaus pakrovėjo. Ir man savininkas pasakė, kad kainuoja toks pakrovimas kažkur 1,5–2 eurai. Aišku, labai skiriasi nuo pačių pakrovėjo, nes kainos visur skiriasi. Tai šiaip, jeigu taip dabar sudėt, mes galim pravažiuoti 25 km vien ant elektros, 1,5 euro kainuoja pakrovėjas ir mes, pavyzdžiui, mes neturim tada mokėti už parkingą, jeigu mūsų automobilis stovi ir kraunasi. Išeina labai įdomi matematika, jeigu mes kažkur gyvenam mieste. Nes, pavyzdžiui, davažiavus į darbą, tiesiog įsidėjus automobilį į pakrovėją, sumokėjus 1,5 euro per dieną ir tada išvažiavus ant elektros namo, išeina kažkaip labai pigiai. Ir dar toksai įdomus faktas apie BMW hibridinės sistemas.
tai kad šitas automobilis galėjo turėti belaidę pakrovimo sistemą. Kaip tai veikia? Kartu su šitų BEMSu jūs galėjot nusipirkti tokią pagalvėlę savo į garažą. Šitą pagalvėlę mes dedam į garažą arba į parkingo vietą ir pajungiam į rozetę. Tada atvažiuodami namo su savo nauju BMW, jisai pamato tą pagalvėlę ir ant priekinio skydelio jums parodo, ne ant skydelio, ant priekinio televizorius jums pradeda rodyti mėlynom linijom, kaip tiksliai užvažiuoti ant tos pagalvėlės. Ir užvažiavus ant tos pagalvėlės, jūs turit belaidę pakrovimą. Ta prasme, sustojot, užgesinot mašiną, išėjot, automobilis kraunasi, nereikia jokių jungčių, visai gal ir bajeris. Bet aš dabar čia taip pagalvojau, visi, kas naudojasi iPhone'ais, žino, kad jeigu padėt iPhone'ą ant belaidžio pakrovimo, jisai labai smarkiai kaista. Ar BMW neužkaista taip stovėdama ir kraunasi? Ar negali užsidegti? Kaip ir forumuose tokių visokių faktų aš neskaičiau, bet toksai dalykas ant pagalvojimų yra. Lipam pažiūrėt, kas čia gero salone. Tai tik tai atidarius dureles mes matom ant slenkščio ne standartinį slenkstuką BMW ar Motorsport ar Individual, o matom e-Drive blendą. Iškart norėčiau pasakyti, kad šis salonas man labai patinka ir iš išvaizdos, ir iš pojūčių, nes tiesiog tik atsisėdus į sėdynę, atsisėdu aš iškart nepatogiai, nes savininkas biškai kitaip sėdi, bet nustatymai visi sėdynės yra, kaip pripratau aš prie BMW savo. Viskas kaip reikia. Ir čia tiesiog 30 sekundžių pamaigiau mygtukus ir atsisėdau tiesiog taip komfortiškai. Lygtais čia būtų mano automobilis. Man labai patinka, kaip atrodo plastikai šitam automobilė. Man labai patinka, kaip atrodo torpėda. Jinai klasiškai kaip BMW palenkta į vairuotoją ir televizorius palenktas į vairuotoją. Viskas kaip reikia. Tada šitie plastikai jau netokie pigūs kaip Toyota. Jie tokie blizgus, gražiai atrodo. Tas medis toksai tamsus prie juodo salono. Man, pavyzdžiui, labai patinka. Šiaip savininkui tas medis nepatinka, jisai sako, kad nori kažką pakeisti ir pakeis. Tai dėl to aš nusprendžiau lūpti iš jo šitą automobilį kuo greičiau, kad spėt nufilmuoti šitą medį, nes man taip gražiau. Labai gražus vairas, tikrai pradžiugina, kad pasikeitė biški mygtukų išdėstymas. Pavyzdžiui, vairo šildymas pas mus dabar vidury vairo po signalo ir jisai matomas. Pagaliau, jisai matomas ir nereikia maigiot kažkur ieškoti tų mygtukų, o jeigu nežinai, ar pas tavai yra šildymas ar ne, jeigu taip nupirkai automobilį nežinodamas, tai nebus to prikolo, kad tik tai po metų naudojimo surandi mygtuką. Iškart matai, paspaudi, vairas šildo. Super, pagaliau. Prie vairo tik tai viena pretenzija. Vairo mygtukai kokybėje sugedo. Pavyzdžiui, šitus mygtukus maigiot ne taip malonu, kaip toj pačioj F-kiai. Dar taip pat norėčiau kažkodėl parodyti jums šitą bajerį. Ne kažkodėl parodyti, o tiesiog labai įdomu, kaip prie 100 000 ridos čia nusitrinė pilnai parko mygtukas. Tai reiškia, kad vis tiek, nors plastikas stengiasi padaryti geros kokybės, ne visur padavė kokybės ir parkas pilnai nusitrinė. Nors ridos tikrai nedaug. F-serijos automobiliuose mygtukai pradeda nusitrinėti prie kažkur 250 000 ridos. Čia 100 000 jau mygtukas parko nusitrinė. Dar labai įdomi, kad G serijoje pas mus keli mygtukai pervažiavo iš savo standartinių BMW vietų. Pavyzdžiui, durų atidarimas visada buvo per vidurį kažkur po avarinį, o pas mus dabar jisai ant vairuotojų durelių. Taip pat ir sėdinių memory. Anksčiau buvo prie pat sėdinės ir biški sunkoka buvo užmaigiot būtent savo poziciją. Dabar tai perkeliavo kaip pas Mercedesus ant durų ir jau čia normaliai mes matom mygtukus, kuriuos nuspaudžiam ir neatsitinka tų nesąmonių, kur atsisėdai, nežinai kur pirmą, kur antrą, kur trečią poziciją, užmaigai kažkokią nesavo poziciją, prisislinki, arba dar blogiau, kai, pavyzdžiui, atsisėdinė į savo vietą po kažkokio kito vairuotojo ir netyčia nuspaudė mygtuką set ir savam poziciją nuresetini nafik. Tai čia taip neatsitiks, nes čia mes gražiai matom mygtukus, kurios mums reikia maigot ir jas maigom. Taip pat norėčiau papasakot kokybę salono, nes man labai patinka BMW oda. Jinai ir minkšta,
ir tvirta tuo pačiu, jinai malonė. Labai gražiai prasiūtas salonas, nėra visokių nesąmonių, kreivų linijų ir taip toliau. Žodžiu, vat G serijos BMW tikrai padaryti kokybiškai ir fainai. Vat, nu, man tiesiog čia sėdint ir vizualiai, ir iš pojūčių viskas labai labai patinka ir atitinka. Lipam tikriausiai į galą, pažiūrėsim, kad ten gero. Nu, klasiškai BMW yra realiai sukurtas labiau vairuotojai nei galiniams keleiviams, tai įlipti man buvo nepatogu dėl aukštų slenkščių. Va, operatorius tai parodys, slengstis tikrai yra aukštas ir įlipti automobiliai yra nepatogiausias dalykas. Aš šiaip esu 1,70 m ūgio, bet šiandien jums rodau, šiandien esu žmogus biškiai aukštesnis dėl savo irakezo, tai čia nežinau kiek, 10 cm kažkur prideda, tai vat 1,8 m remiasi į stogą. Nu, gerai, juokauju, nes neįkojas tai 1,8 m, bet, nu, vat irakezas man remiasi į stogą. Ir, pavyzdžiui, tam pačiam Boeing'e, nors čia ir 7-ukas yra, tokio dalyko pas mane nebuvo, ten užteko vietos. Šiaip gale sėdėti yra maždaug patogiai, vat sėdžiu paskui save, tai keliams vietos yra normaliai, tikrai užtenkamai, nes, pavyzdžiui, F serijos pitakose vietos gale buvo daug mažiau, tai gaiškė truputį padidėjo. Porankis savo vietoj, viskas patogu, ar turime čia kažkokį gerą porankį įdomų? Nu, tokį paprastą porankį. Norėtųsi gal, kad būtų truputį ilgesnis, bet jisai platus, visai neblogai. Čia mes turim cup holderius, gal visai ir nieko. Aha, neturim jokių lentynėlių čia. Nu, norėtųsi, kad porankis būtų ilgesnis, bet iš pusę bėdos jo užtenka. Ir jeigu be prikolų, tai, nu, be tokios vat šukuosinos, tai ir vietos ir galvoj irgi užtenka. Labai fainai, kad mes neturim žiūrėti į stoikį ir pasukus galvą į šoną aš labai turiu gerą matomumą, pas mane didelis langas ir, nu, pasakyčiau, kad sėdėti yra patogu. Kažkur toliau važiuoti galėčiau, norėtųsi, aišku, kad truputį būtų labiau atlenkta nugarėlė, bet čia jau, nu, per naglai aš čia prašau, nes, nu, aišku, čia pitakas, nesimakas. Standartiškai hibridė mes turime primaigiotą laidų. Tai mes matom, kad savininkas dažnai krauna automobilį ir aš šiaip jį pažįstu, tai jisai tai daro kasdien, kad centre patogu būtų parkuotis ir taip pat vieną elektros važinėti. Tai mes juokaujam ir vadinam, vadinam jį troleibuso vairuotoju, nes jisai realiai beveik nepakuria to benzininio variklio niekada. Nu ką, einam pažiūrėti tą gerą bagažinį. Tai pažiūrėsim, kaip čia su komplektacija. Yra bagažinės liftas. Yra bagažinės liftas ir kaip mes matom, kad bagažinė yra nedidelė. Mes matom, kad jinai iš vis yra negili ir norėtųsi čia atidaryti ir pamatyti vietos viduj. Matom, numerius tranzitinius. Turint tokias aukštas grindys, norėtųsi, kad atidarius šitą lentynėlę mes turėtume daug vietos viduj. Bet tos vietos daug nėra. Vat telpa laidas, terpa dar vienas laidas pakrojimo ir viskas. Kodėl taip? Viskas paprasta. Pas mus baterija randasi po galiniam sėdynėm, o bakas persikrausti labiau į galą, po bagažinę. Tai dėl to bagažinės talpa smarkiai sumažėjo. Džiugina tai tik tai tas, kad pas mus vartomas salonas, tai galima atversti, nu ir kažką ilgesnio įkišti. Bet, nu, bagažinė tikrai yra mažoka, kaip tokiam dideliam sedanui. Laikas pasivažinėt! Lekiam! Tai pagaliau atsisėdam už vairo, jungiam degimą, ta prasme pasikuriam, bet, na, jau pripratom, hibridas, jisai tyliai, be variklio garzo, ir pasikuriam. Žiūrėkit, kaip fainai, man šitą konsolę labai patinka, čia pasidėsim tokį raktą. G serijos raktas jau labai gražus, toksai metalinis, sunkokas, ne taip kaip F serijai, kur toksai lengvas plastikiukas. Va, žiūrėkit, man va šitas dalykas patinka. Kaip gražiai užsidaro. Ir dar patinka, kad chromo jau žopa. Ką noriu pasakyti iš karto? Tai, kad automobilis atrodo padarytas didesniem žmonėm negu aš. Diržą prispaudė, pritraukė.
Nes, vat, pavyzdžiui, aš mėgstu čiučiut žemiau sėdėti ir čia man vis tiek reikėjo pakelti sėdynę ir maksimaliai į apačią nuleistas vairas vis tiek neduoda man to, ko aš norėjau. Jisai vis tiek atrodo čiučiut per aukštas. Tai jisai vis tiek truputį per aukštas. Tai man atrodo, kad automobilis sukurtas aukštesniem ir didesniem žmonėm negu aš. Bet aš atsisėdau patogiai ir prie šito viso galima priprasti. Speedometras atrodo įdomiai, jisai čia pusiau lėdinis, vidury skydelio parašyta eDrive. Pas mus nebloga komplektacija, mes turim ir juostų palaikymą, ir ženklų atpažinimą, viskas su to yra gerai, bet vat, man vienas dalykas įdomus, kad šitas speedometras yra pusiau lėdinis ir jisai dar yra amerikietiškas, jisai nepakeistas, todėl mes didelius greičio skaičius turim myliomis ir tai nėra patogu, nes pavyzdžiui, kaip būdavo anksčiau, būdavo dar maži skaičiukai kilometrais per valandą. Čia mes to neturim, mes turim mažą užrašą, kur mums rašo greitį būtent kilometrais. Tai man nepatogu tai matyti, aš vis pasigaunu save ant to, kad važiuoju netinkamų greičių. Neturim taip pat mes apsukų, pas mus rašo, kiek pas mus išnaudota procentų galios. Tai mes turim nuo 0 iki 100% ir strėlytė vaikšto, parodo, kiek mes nuspaudžiam pedalą. Taip pat turim šonuose du indeksus, vieną strėlytę rodo, kiek liko benzo, kitą strėlytę parodo, kiek liko pas mus baterijos. Kalbant apie kuro sąnaudas, tai jeigu šita baterija yra pakrauta pilnai, galima važiuoti beveik už dyką. Kai tik tai atsisėdau šitą automobilį, jisai man rodė 3,5 litrų per 100 km. Bet tada buvo pakrauta elektrinė baterija. Dabar aš jau važinėjau su iškrauta baterija, jinai aišku pati pasikrauna, kai mes pristabdom. Tai pas mus dabar rodo 4,5. Tai sąnaudos, aš manau, su iškrauta baterija bus kažkur 5-6 litrai, o su pilnai pakrauta, tai iki 4 mieste telpam idealiai. Spaudinėjau čia visokius mygtukus ir, aišku, čia labai gražiai mes matom eDrive mygtuką, su kurio galima pakeisti važiavimą. Būtent maksimaliai padaryti elektrinį važiavimą, kur tik vieną elektros važiuojam, ar padaryti tokį automatinį. Kad pilnai išjungti elektrą šitų mygtukų aš nesuradau. Tai tikriausiai to padaryti taip intuityviai neišeis, arba išvis negalima. Nežinau. Labai fainai, kad čia jau pas mus yra normali multimedija, aišku, neblogi metai, 19 metai, tai turim CarPlay'ų, viską ko reikia, intuityviai su šaiba viskas veikia. Galimai, nežinau, ar šita nesąmonė yra, reikės išbandyti biškį vėliau, bet tikriausiai nėra, gal feislytė tik tai atsirado. O gal ir yra, nežinau. Tai. Neįsivaizduoju. Buvau pasileidęs pasiklausyti čia muzikos ir, kaip matau, čia aparatūra ne kažkokia kieta, ne Hammond Kardonas, ne Bowersas, tikriausiai arba paprasta, arba hi-fi'us. Ir groja jinai tenkinamai, groja jinai garsiai, ne per daugiausiai baso, jeigu pagarsinam daugiau pusės, tai kažkur jau atsiranda kažkokie įdomus krepždesiai ir kažkokie įdomus garsai. Tai tiesiog klausytis muzikos užtenka, bet pasakyčiau, kad pas mane F30 hi-fi'us groja man, pavyzdžiui, maloniau. Tai tikėtis čia kažko super gero nereikėjo, nes aparatūra ne pati topinė, bet norėčiau išbandyti topinės aparatūros G serijos pitakę. Niekada nevažinėjau su automobiliu, kuris turi autoholdą. Tai iš pradžių galvojau, kad šitas nesąmonė nereikalinga, nes vis tiek stovi ir laikai koją ant stabdžio pedalo, bet pasivažinėjęs su šitą gaiškę, pas kurią yra autoholdas, patogus dalykas, tikrai patogus. Mes dabar kamštyje sustosim pilnai ir nesustosim tikriausiai, ar sustosim. Gerai, sustojam pilnai, autoholdas įsijungia, mes paleidžiam stabdžio pedalą ir stojam. Reikia važiuoti, gaziuką paspaudžiam, pradedam judėti. Autoholdas tikrai super. Suprantu, kad jūs galite man dabar parašyti komentarus, kad mes visi žinom, kaip veikia autoholdas, čia tu kažką nesupranti, bet aš tiesiog dalinuosi savo emocijom. Pirmą kartą važiuoju su automobiliu, kuris turi autoholdą ir tai patogu, faina, man patinka. Kol stovim kamščiuose, noriu jums priminti, kad Detailer Place
su promokodu GANZIK10 jūs gausite 10% nuolaidą visoms autopriežiūros prekiams. Tai užeikit, apsipirkit, gaukit nuolaidą ir prižiūrėkit savo automobilius, kad visada liktų kaip nauji. Automobilis važiuoja labai minkštai, žodžiu, komfortiškai važiuojasi ir kaip BMW jisai ganėtinai aštriai valdosi. Jame, padarytas toksai labai idealus valdymas, kur ir truputį sportiškumo ir daug komfortiško važiavimo. Pasakysiu, kad automobilis iš vis neprovokuoja, nes jisai yra labai tylus. Nei variklio garso nesigirdi, nei kažkokio pašalinių garsų nesigirdi. Truputį girdisi, kai variklis pasikuria benzininis, mes turim tokį ir pasikuria, bet pačio garso nelabai girdisi. Ta prasme, išjungus muziką, išjungus viską, automobilė važiuojasi labai tyliai. Ta pati galiu pasakyti ir apie garso izoliaciją. Labai iš mano, kiek dabar važiuoju, man viskas atrodo labai tobulai. Asfalto labai silpnai, labai minimaliai girdisi, kitos automobilius irgi minimaliai girdisi. Žodžiu, kokybė to automobilio ir važiavimo kokybė yra labai aukšta. Šiaip aš važiuoju ir man tikrai komfortiškai. Dėl to savo tylumo ir dėl to, kaip jisai minkštai fainai važiuoja, jisai ir neprovokuoja spausti ir bandyti kažkur lėkti. Vairas taip fainai suprogramuotas, kad čia pas mus elektrinis vairo stiprintuvas, tai jisai taip fainai suprogramuotas, kad jisai toksai truputį sunkokas. Ir kai tu važiuoji, tu jauti automobilio svorį ir malonu yra liest, nes pavyzdžiui, naujuosiuose Audi tas elektrinis vairo stiprintuvas labai palengvina vairą ir tada jisai toksai, nemalonus, sintetinis atrodo. O čia labai fainai. Žodžiu, neturiu prie ko prikibti. Važiuoti yra tikrai patogu ir malonu. Vairuoti šitą automobilį yra vienas malonumas. Tiesiog taip ramiai važiuoti, netgi serpantinais biški važiuojam. Tiesiog super. Jisai ir minkštai važiuoja, ir daro viską taip, kaip tu nori. Ramiai išėmi posūkį, jisai nesviruoja gražiai, pasuka ten, kur tau reikia ir nesijauti, kad jisai ten kažkaip plaukia ar dar kažką, bet prie to pačio minkštai važiuoja. Žodžiu, vairuoti jį tikrai yra labai malonu. Čia labai gerai subalansuotas automobilis. Galios ramiam važiavimui tikrai užtenka ir be to čipo. 185 kW ir netgi nepaisant savo svorio ir dydžio, ir galios ir visko tikrai jam užtenka. Labai malonu važiuoti. Gal man biški sunkoka buvo iš pat pradžių priprast prie gabaritų, nes mano visi automobiliai yra mažiukai ir man F30 jau yra didelis automobilis. O G30 daug didesnis, nes čiagi penktukas, o ten trečiukas. Tai buvo sunkoka priprast, bet dabar jau pasivažinėjus, kažkiek jau pripratau. Dėl didelių langų neblogas matomumas yra ir prie gabaritų įmanoma priprast. Dar labai fainai veikia kameros gale, parktronikai, viskas super parodo, kur tu suki, ką prieš tavęs, tai net nejusdamas gabaritų prisiparkuoti, apsisukti su visais šitais padėjėjais tikrai sugebės kiekvienas, aš manau. Visų pirma, kas faina, kad šitas ekranas yra sensorinis, ko aš nesitikėjau, kad bus. Fainai. Gerai, ko mes čia sustojom? Įsijungsim sportą, standartinį sportą, nes individual sportas tai nustatytas bus savininku. Pabandysim truputį luptelt iš vietos. Pažiūrėsim, kaip važiuojasi šitam hibridui. Ir posūkis iš karto. Mes per tokį trumpą atstumą spėjom įsibėgėti iki 10 km/h. Šiaip automobilis ganėtinai maloniai pasibėgėjo, tai buvo greitai, tai buvo maloniai, sportai jisai fainai reaguoja į gazą ir
kaip vat sakau, nepaisant savo dydžio ir svorio, labai fainai valdosi posūkiuose. Ant kiek jisai neprovokuoja tave, kai važiuoji komforte, ant tiek, jeigu tu jau kažkaip sugebėjai susiprovokuoti ir nuspaudai sporto mygtuką, jisai fainai važiuoja, maloniai, netgi su 2 litrų benzu. Tai blemba, tas hibridas visai čia fainai suprogramuotas ir padarytas. Labai stebina kol kas. Ar moka jisai iš 2 pedalų? O, moka. Nu visai neblogai. Kaip tokiam dideliam. Oi, posūkį gerai pareina. Nu, džiugina. Iš pradžių atrodė, kai mieste važiavau ir biškį nuspausdavau stipriau garsą, kad variklio garsas nelabai malonus, kada smarkiai gazuoji. Ir jo, jisai, girdėsi tas 2 litris varikliukas, nėra išmetimo, jisai toksai gan skambus, zvambus, toksai nekoks, bet kai smarkiai nuspaudi ir jau sustelkęs visas į kelią ir kažkur lėki, tai nelabai tai akcentuoji savo dėmesį, tai nelabai kaip ir trukdo. Ir kadangi tikrai labai gera garso izoliacija, jisai labai silpnai girdisi. Ir sumoji susideda, kad viskas normaliai čia su šito variklio garsu. Nu va, ant aukštų jisai taip, zvambia. Toksai, iš visų savo jėgų spaudžia. Gerai, jungiam vėl komfortą ir toliau savo ramiai važiuojam. Šiaip sporte dar labai fainai pasikeičia skydelis. Gal nufilmuosi, kaip skydelis sporte pasikeičia? Vat mes važiuojam komforte, paspaudžiam sportą. Paspaudžiam sportą ir skydelis pas mus visas toksai paraudonuoja. Pradeda dideliam skaičiais rašyti greitį. Gaila, kad jisai rašo myliom, o ne kilometrais per valandą. Tai reikėtų viską perprogramuoti. O grįžę į komfortą viskas atrodo labai taip mėlynai, paprastai, neagresyviai. Stabdžių šitam automobiliui irgi užtenka. Žodžiu, labai fainai čia viskas suprojektuota. Man šitas automobilis patinka. Šiaip patogios lapkės. Aišku, ant hibrido čia nelabai matau tikslo kažką prijunginėti. Tai tiesiog grįšim į drivą. Kaip čia, sportas, drivas, grįžom į drivą. Dar dėžę galėjom į sportą įdėti. Ir čia porą kartų nuspaudėm gazą ir vidutinės sąnaudos iki 5 paaugo. Aišku, gazuojam, tai jau čistai ant benzo beveik važiuojam. Todėl taip ir yra. Perjungęs ir dėžį, ir automobilį į sportą, tai jisai tiesiog greičiau reaguoja į gazą, bet važiuoja taip pat. Tiesiog jisai palaikinėja aukštesnės pavaras ir dėl to, bet mes tų aukštesnės apsukas, bet mes tų apsukų nematom. Bet jisai tiesiog daug geriau reaguoja į patį gazą. Jo. Viskas kaip ir turi būti. Viskas tiesiog fainai suprogramuota. Super. Na ir prieėjo pabaigos test drive'as šio nuostabaus BMW-ko. Ką galiu pasakyti, automobilis man nuoširdžiai labai patiko. Tikrai tokį vairuočiau kasdien. Netgi dabar galvoju, kad galimai tai yra tokia mintis, kokio sekančio automobilio po F30 norėčiau, nes blemba, ir komfortiškas, ir važiuoja, ir gražus. Tiesiog superinis automobilis kasdien. Jeigu kalbėt apie rinką, tai pasižiūrėjau kainas būtent prie facelifto, kainuoja štai tokie hibridiniai modeliai nuo 19 000 iki 28 000. Tai tame tarpe, aišku, skirtingos komplektacijos, skirtingos rydos, tai šitam tarpe randasi daugiausiai būtent šitų automobiliukų mūsų rinkoje. Kaip jau video pradžioj minėjau, šitas automobilis yra iš Amerikos ir buvo truputį daužtas į galą. Tai automobilio savininkas labai prašė parekomenduoti jums servisą, kuriame lankėsi ir kuriame
jam surinko šitą automobilį, nes šiaip žiūrėjom, tai automobilis surinko tikrai kokybiškai ir nudažė gražiai kokybiškai. Tai serviso pavadinimas yra Street Braver Garage, tai ne reklama, jeigu ką hebrytė, tai būtent rekomendacijos nuo automobilio savininko. Ir jeigu kažkam įdomu, tai paliksiu nuorodą aprašyme. Tai ką hebrytė, ačiū, kad pažiūrėjote šitą test drive'ą. Tikiuosi, šitas test drive'as jums patiko, buvo įdomu pasiklausyti ir pasižiūrėti į šitą hibridinį penktuką. Tai dėkit laikus, jeigu epizodas patiko, rašykite komentarus, kaip jums būtent BMW hibridai. Ir iki susitikimo sekančiuose epizoduose. Bus dar daug įdomių serijų. Ate, ate.